Sveiki, esu Rūta Černiauskaitė, Reiki meistrė mokytoja, dvasinio stuburo ištiesinimo specialistė. Šiandieną norėčiau Jums plačiau papasakoti apie dvasinį stuburo ištiesinimą. Dvasinis stuburo ištiesinimas tai yra kvantinis šuolis dvasinėme gydyme, sąmonės pakilėjimas aukščiausio link. Dvasinio stuburo ištiesinimo metu sujungiama yra kūnas, siela ir dvasia į visumą. Šis metodas veikia visose egzistencijose, tai yra praeityje, veikia į dabartį ir veikia į ateitį. Kaip tai vyksta? Kaip šis metodas veikia? Jūsų ekrane jūs galite pasižiūrėti į šį paveiksliuką. Tai yra mūsų stuburas, kuris jungia tiek žemės, tiek ir dangaus energijas. Šis kanalas dar yra vadinamas sušumna kanalu. Ir šiame kanale išilgai stuburo yra išsidėstę 7 pagrindiniai informaciniai energetiniai centrai, kurie dar yra vadinami čakromis. Ir pati pirmoji čakra randasi ten, kur yra mūsų uodegikaulis. Vadinasi Muladhara čakra, raudona spalva. Antroji yra ten, kur yra mūsų pilvo apačia. Vadinasi Svadhisthana čakra, oranžinė spalva. Aukščiau yra Manipūra čakra, ten, kur saulės rezginys, geltona spalva. Ir 4. čakra randasi ten, kur yra mūsų krūtinė, tai yra širdies čakra, anahata, žalia spalva. 5. čakra akumuliuojasi ten, kur yra mūsų kaklas, vadinasi Višudha čakra, dangiška spalva. 6. čakra yra ten, kur mūsų 3. akis, vadinasi Ačna čakra, karališkai mėlyna spalva. Ir 7. čakra randasi ten, kur mūsų viršugalvis, vadinasi Sahasrara čakra, violetinė spalva. Ir jeigu kažkuriame energetinėme centre pradeda formuotis energetiniai blokai, jūs tai galite pajausti savo stubure. Tai reiškia, iš karto eina signalas į tą vietą. Jūs galite pajausti skausmą, nors atrodo kaip ir lygtais jokių kažkokių tai ligų ir nėra. Reiškia, ką reikia padaryti, išlyginti gyvybinės energijos tekėjimą šiame kanale, kad energija harmoningai tekėtų per visą jūsų sušumna kanalą, per jūsų visą stuburą ir energija harmoningai aprūpintų gyvybinę energiją kiekvieną slankstelį. O kiekvienas slankstelis yra susijęs su atitinkamu organu ir sistema. Ir jeigu kažkur tai jaučiate skausmą ar įtampas, taip pat atkreipkite ir su kokiais slanksteliais yra susiję atitinkami organai. Mūsų stuburas yra mūsų gyvenimo ašis, per kuri turėtų laisvai judėti energija tiek iš žemės, tiek iš visatos. Jeigu kažkur tai blokuojasi energija, pavyzdžiui, žemės centro, tada pradeda silpti kojos, atsiranda kojų sąnarių skausmai, kojos greitai nuvargsta ir sunku būna galbūt ir paskui ir vaikščioti. Jeigu visatos gyvybinė energija harmoningai neteka į mūsų sistemą, tada jūs galite jausti, kad trūksta dvasinės energijos. Galite pajausti, kad esate užstrigę savo materialiame pasaulyje, bet norisi pakilti aukštyn,
norisi tos dvasinės energijos, norisi savo sielą pamaitinti. Tada reikia aktyvuoti viršutinius centrus. Ir idealiu atveju kiekvienas centras turėtų veikti gerai. Tai yra nebūti jokių kažkokių tai energetinių blokų. Ir tai padeda atkurti dvasinio stuburo ištiesinimo seansas. Ir šis metodas veikia ne tik tai jūsų energetinį stuburą, bet taip pat ir jūsų fizinį stuburą. Nes kai įvyksta ištiesinimas energetinėme lygmenyje, tai atsispindi ir materijoje. Ir jūs savo paveiksliuke taip pat matote, kad kiekvienas lankstelis yra susijęs ir su atitinkamais valdymo centrais. Įsivaizduokite, koks yra svarbus šis kanalas. Ir jeigu šio kanalo pamatas, tai yra mūsų dubens kaulai, yra netaisyklingoje pozicijoje, jūs galite įsivaizduoti kaip namą, kurio pamatas yra neteisingai sudėtas. Tada toks namas bus kreivas. Ir dvasinio stuburo ištiesinimo metu, tiek kiek įmanoma, išsitiesina ir stuburas, atsistato dubens kaulų padėtis, todėl suvienodėja kojų ilgis ir taip pat atsistato menčių ir pečių padėtis. Taip jūs galite pajausti, kad jums pasidaro lengva išsitiesti, nes anksčiau galbūt ir norėdavote, bet tai negalėdavote padaryti ir vis tiek linkdavote į priekį vien dėl to, kad stuburas buvo iškrypęs. Ir svarbu tada palaikyti šį tiesumą. Tai yra sąmoningai suvokti, kad jūsų stuburas yra tiesus, daryti atitinkamus mankštos pratimus ar užsimti jogą, tai, kas jums padėtų išlaikyti jūsų taisyklingą laikyseną. Ir taip pat padėtų pastiprinti nugaros raumenis. Kada atsiranda stuburo iškrypimas? Manoma, kad tai gali būti ir paveldima arba formuotis dar, kai kūdikis yra embriono būsenoje. Pavyzdžiui, jeigu būsimas kūdikis patiria daug streso, kuris ateina per mamą, tai yra mama gyvena nuolatinėje įtampoje, baimėse, strese ir visa tai kūdikis jaučia ir ši energija veikia ir sąlygoja jo tolimesnį vystymąsi. Ir manoma, kad tuo metu šios įtampos irgi gali kaip antspaudas energetiškai paveikti kūdikio sveikatą. Taip pat stuburas gali iškrypti ir nuo netaisyklingos laikysenos, taip pat nuo pastovaus sėdėjimo susilenkus. Ir dažnai pastebėjau, kad jeigu moteris nešioja svorį daugiau ant vieno peties, tada stuburas irgi pradeda krypti ir tada vienas petys tampa irgi aukštesniu, o kitas žemesniu. Atkreipkite dėmesį ir į paauglius, kaip jie sėdi. Ar jie sėdi susilenkę, ar jie sėdi tiesiai. Ir kaip jie nešioja savo kuprines, ar ant abiejų pečių, ar ant vieno peties. Jeigu pastebite, kad daugiau svorio tenka vienai kūno pusiai, tada irgi gali pradėti krypti stuburas. Jūs tai galite patys laisvai pasižiūrėti. Tai yra paliesti stuburą, mesti savo dviejais pirštais išilgai žemyn ir pajausti stuburo tiesumą ir pasižiūrėti, ar stuburas yra tiesus, o galbūt jau stuburas pradeda krypti į šoną. Sekančiame paveiksliuke jūs matote darytas nuotraukas prieš dvasinio stuburo ištiesinimo seansą ir po seanso. Šios nuotraukos buvo darytos
gyvo seminaro metu, kai aš gyvai rodžiau, kaip vyksta dvasinio stuburo ištiesinimas. Ir kairėje pusėje jūs galite matyti žmogų prieš seansą ir jūs matote, kad dešinioji mentis yra aukščiau už kairėją mentį. Taip pat atkreipkite dėmesį į užtrauktuką. Jeigu aš priimu žmogų individualiai, aš taip pat įdėmiai pasižiūriu ir stuburą, ar jisai yra tiesus, ar jisai yra iškrypęs. Dešinėje pusėje jūs galite matyti jau, kaip atrodo mentis po stuburo ištiesinimo. Jūs matote, kad jau lygis suvienodėjo. Taip pat būna, kad žmogaus viena kūno pusė yra platesnė už kitą kūno pusę. Ir peties išlinkimai irgi būna nevienodai, irgi svarbu į tai atkreipti dėmesį. Sekančioje nuotraukoje jūs galite pamatyti, kairėje nuotraukoje tai yra nuotrauka padaryta prieš seansą ir dešinėje pusėje po seanso. Ir kairėje pusėje jūs matote, kad skirtumas tarp kojų ilgio yra apie 1 centimetrą, kartais būna pusę centimetro, kartais būna 2 ir netgi 3 centimetrai. Jeigu tai įtakoja dubens kalo netaisyklinga padėtis, tada įmanomas sulyginimas. Bet jeigu anatomiškai viena koja yra ilgesnė už kitą, tai tada gali būti pagerėjimas. Atkreipkite dėmesį į savo avalynę. Kartais pagal avalynės nunešiotus padus jūs galite pastebėti, kuris labiau nusidėvi, o kuris mažiau. Galbūt irgi pas jūs yra dubens kaulai netaisyklingoje padėtyje, todėl ir kojų ilgis yra nevienodas. Ir mes organizuojame mokymus, savigydos mokymus, tai yra reiki būtent praktika, tiek online, tiek gyvai. Ir kai žmogus jau pats gali pradėti mokytis, dirbti su savimi, su visatos gyvybinė energija, tai yra pasikrauti šią energiją, aktyvuoti savo savigydos galias ir nuimti įtampas, sumažinti stresą, pagerinti miego kokybę ir taip pat pradėti padėti sau jau dabar ir taip pat padėti ir kitiems. Ir žmonės pas mus kreipiasi ir dėl stuburo ištiesinimo, ir dėl reiki seansų. Ir norėčiau papasakoti ir parodyti, kaip vyksta dvasinio stuburo ištiesinimo seansas. Pradžioje pasižiūrime menčio aukščio skirtumus, stuburo padėtį ir taip pat pasižiūrime kojų ilgio skirtumus prieš seansą. Tada atliekamas yra stuburo ištiesinimo seansas. Ir tada mes pasižiūrime rezultatus, jau matome, kaip suvienodėjo kojų ilgio skirtumus mentis ir stuburas. Ir šis metodas gali pilnai padėti ištiesinti, arba jeigu stuburas yra labai jau stipriai kreivas, tai gali padėti. Viskas labai priklauso nuo žmogaus organizmo. Atkreipkite dėmesį į paauglius, nes labai dažnai, kai daug sėdi, jie mokosi, stuburas pradeda krypti ir kartais mes ne iš karto pamatome, netgi kartais net ir patys gydytojai, kaip klientai pasakoja, kad nepastebi. Tiesiog pastatykite jį priešais save ir nuimkite palaidinę ir perbraukite išilgai stuburo savo pirštus ir pasižiūrėkite, ar stuburas tiesus, nes jūs jau, kai brauksite palei slankstelius, jūs jau tada jausite, ar stuburas galbūt išlenktas yra, ar tiesus, ir jau galėsite pastebėti pirmuosius požymius, nes kai yra tik tai lengvas dar iškrypimas, jūs tai galite lengvai padaryti šio alternatyvaus metodo
pagalba. Ir norėčiau dar, kad jūs išgirstumėte keletą gyvų atsiliepimų, kaip padėjo žmonėms dvasinis stuburo ištiesinimas. Jis beje yra atliekamas tiek gyvai, tai yra kontaktiniu būdu, bet kai prasidėjo karantinas, žmonės iš skirtingų šalių irgi prašė pagalbos, nes šis metodas padeda ir ištiesinti, ir sumažinti nugaros skausmus. Netgi tie darant daugiau seansų nugaros skausmai, jie pas daugą praėjo. Ir taip mes atlikome empirinį tyrimą. Tai yra atlikome dvasinio stuburo ištiesinimo seansą nuotoliniu būdu. Kelis seansus, tada stebėjome, kaip žmogus jaučiasi ir žmogus jau paskui pasakė, kokius jis gavo rezultatus. O tada jau, kai atvyko į Lietuvą, tai yra į mano kabinetą, mes dar kartelį pasižiūrėjome ir stuburo tiesumą, tai yra jo laikyseną, irgi patikrinome. Tai vat, tokiu būdu irgi galima atlikti seansą. Taip, dėmesio į ekraną. Dvasinį stuburo ištiesinimą vaikino bėdą susitvarkė per 3 mėnesius. Anot Viliaus net medikai negalėjo paaiškinti jo pagijimo. Kaip tai viskas vyko, tai žinokit, tiesiog tai reikia pamatyti. Tai nėra tiesiog taip paprastai paaiškinama, aišku, tai yra atliekama per atstumą. Man tai atrodo visiškai totalus kosmosas, nes aš užaugęs su tradiciniais medikais. Ir dar norėčiau paskambinti vienam žmogui. Ir kad jūs galėtumėte gyvai išgirsti jo atsiliepimą, kaip dvasinio stuburo ištiesinimo seansas vyko nuotoliniu būdu. Klausau. Labą dieną, Ramūnai. Labą dieną, Rūta, labas. Norėjau jūsų paprašyti trumpai papasakoti, kaip jums padėjo dvasinio stuburo ištiesinimo seansas, kuris vyko nuotoliniu būdu. Kokie buvo pas jūs sveikatos sutrikimai, nusiskundimai ir kokius jūs pajautėte pokyčius? Jau nemažai laiko, sakykime, 1,5 gal iki 2 metų, net sunku atrinkti, buvo prasidėję uždegimai ir nugaros uždegimai. Ir kitų vietų, bet labiausiai jautėsi nugarą ir bandžiau visaip išspręsti tą problemą ir sportuodamas ir su mityba ir taip visaip, bet vis skaudėdavo. Tai praeidavo keliom dienom, po to vėl prasideda vėl. Tai po kiek laiko, kai sutikau jūs savo gyvenime, kai pradėjau praktikuoti ir pats ir visgi buvo įdomu, kaip ten tas yra dvasinis stuburo tiesinimas, nes jausdavau, kad ir biškį tą nugarą, kai turi priekį kažkaip palenkęs, nes daug, kai dirbu pasilenkęs, po to mėgstu tokį sportą su dviračiu, vėlgi ten nugarą palenkta ir toks jausdavau, kad į priekį, o po seanso dvasinio stuburo tiesinimo tiesiog pamenu jau kitą dieną einu darbe ir galvoju, kaip čia taip einu ir toks ir taip išsitiesęs ir taip ir patogu ir nieko neskauda. Ir tokie buvo pokyčiai, kad išsprendžiau tą nugaros skausmus jūsų Rūtos pagalba. Aišku, reikėjo ne vien tik tai toks gydymas nuotolinis, reikia, jeigu, toliau nekeisi savęs, savo požiūrį į kažką ir taip toliau minčių, tai gali ir atgal sugrįžti. Todėl pirmiausia, kai aš manau, dar visos lygos dar prasideda nuo kažkokio tai neteisingo tavo požiūrio mąstymo, iš kitų dalykų, kurie per gyvenimą susideda. Ir po to kūnas tau kažkada pradeda sakydamas apie savo ligas, kad laikas jau kažką keisti gyvenime. Tada sutinki tinkamus žmonės, reikiamus ir išgyji, jeigu to aišku pats to nori.
Ačiū Jums labai už Jūsų atsiliepimą, linkiu Jums sveikatos ir sėkmės. Ačiū labai, Rūtai. Jums Ačiū. irgi sveikatos, meilės, ramybės, geros dienos. Geros dienos viso. Taip, girdėjote gyvą atsiliepimą, tai yra vieno iš mano klientų, kuriam buvo atliekamas karantino laikotarpio dvasinio stuburo ištiesinimo seansas nuotoliniu būdu ir mes irgi pasiekėme rezultatus. Aišku, yra ir daugiau tų atsiliepimų. Ir aišku, tie žmonės, pas kuriuos dominuoja labiau loginis mąstymas, jiems iškyla labai daug klausimų. Bet čia yra svarbiausia pajausti širdimi, ar jūs norėtumėte tai išbandyti ir norėtumėte tai patirti ir pajausti. Apie šį metodą yra parašęs amžinatilsį habilituotas biomedicinos mokslų daktaras, kardiochirurgas, knygų autorius Brėdikis. Jūs galėtumėte pasižiūrėti jo knygą Kitokiu žvilgsniu 2, kur yra aprašytas šis metodas ir netgi buvo atliktas atitinkamas tyrimas, kaip šis metodas veikia. Knyga Jurgio Brėdikio Kitokiu žvilgsniu 2. Jeigu jūs norėtumėte pasikonsultuoti dėl savo atvejo, dėl savo situacijos, rašykite man elektroniniu paštu arba skambinkite telefonu. Daugiau informacijos www.dvasinistiesinimas.lt. Ačiū už Jūsų dėmesį, linkiu visiems sveikatos ir ramybės.